Vieškelis čia pat. Bet ten gal vienos vėžės ir tebėra, vakar mūsų važiuotos. Taip aiškiai matyti, kad tos pačios mano ir eita vakar. Vieškelio medžiai tokie biedni, tokie nususę, kad stačiai gaila juos žiūrėti. Skraido kelios išalkusios varnos, jos žvalgosi, kur rasti maisto. Ir man jų gaila, labai gaila. Aha, ten toli vieškeliu kažkas juda, juoduoja. Žmogus regis drįsta eiti. Teta Madlikė ateidavo per priekulę, tai visada ką nors atnešdavo. O čia tai ir atsitiko. Aš parvirstu ir nebeatsikeliu. Nebeparemiu kojomis. Aš daugiau nieko negaliu, kaip tik tai verkti. Tik atsigulk vagoną ant pilvo ir žiūrėk į rugių lauką iš apačios, juk ten koks grožis. Vasilkos, šepetukai, kukaliai, kurių žiedai kaip mažytės švelnios rausvos taurelės. Motina perskrido griovį, kaip kurapka. Duok man ranką, Evelė, o mano pečiai, kaip mergaitės, negražiai platus. Žinau, kad mano rankos ilgos, bet pasiekti motinos ranką. Pasijutau minkštame guoly, kuriame nėra nei dugno, nei oro. Ir vis dėlto lengva. O dešinės kojos gelžiai mane traukia į gruntą.
visiškai bejėgė. Ta akimirka, kai aš atsiradau dugne, man buvo taip, lyg aš jau kartą šitaip gulėjusi. Motinos žodis šventas. Bandau kartais rašinėti, bet nieko neišeina. Tebėra kauluose motinos kritika. Ir dėl to matyt krūtinėje taip neramu. Tasai neramumas sukelia ne tam tikrą skausmą. Bet tasai skausmas nenuraminamas jokiais piramidonais ar panašiais galvos skausmų vaistais. O norėčiau ją apsikabinti, užmiršti viską ir mylėti, bučiuoti. Bet tasai kažkas užkerta kelią.
Grėtės plonikės rankos gražios, ilgos ir siauros, pieninu skambinti, o akys pilkos, ji neapsakomai bijo vandenų. Jis svajoja būti ūkininkė, toli nuo marių ir žvejybos. Ant stogo turi skraidyti balandžiai, arčiausiame ir aukščiausiame prie namų medyje turi būti gandro lizdas. Jie apėmė toks jausmas, kad negalvot nebepajėgia. Atrodo, kad viskas jau išgalvota ir visos mintis jau išskridusios į joms paskirtas vietas. Ar jai džiaugtis? Jau galima, tik dar nesinori kažkodėl. Saulė prasijuokusi savo spinduliais, raižo šliaužiančio debesies skvernus. Arčiau širdimi susidraugauti. Dvi moterys įvairiais jausmais stebi viena kitą. Katri karalienė pasižiūri į savo rankas ir šypsosi. Ne, jos rankom nepritiktų nei apyrankės, nei žiedai. Apyrankės tiesiog būtų juokingos. O žiedai? Jos rankos jau nebedailios, nudegusios, sudirbtos, stambios gyslos išpurpusios. Oda rupi ir stambiai languota. Pirštai stori, supleišėję ir jau sukumpę nuo sunkių darbų. O tačiau negaliu skųsti savo likimu, gyvenimas buvo užpildytas. Manosios kaulėtos ir kietos rankos sūnums buvo švelnios ir mielos, kai jos glostė jų sulinkusias nugaras. Grėtė paima vaiką iš lovytės, nusineša pas save ir prisiglaudžia prie jo, lyg jame ieškodama šilumos. O prie lovos ant žemės guli prašmatnieji naktiniai marškiniai,
su švelniais lyg puta mezginiais. Jeigu tik jinai ką nors pasakys, tai bus didelis savęs pažeminimas. Ne, dar blogiau, ji išduos save, ji atidarys savo širdį lyg kokią knygą. Ji dar niekam nėra atvėrusi savosios širdies. Čia kažkas atėjo. Toks baltas, rudais plaukais. Bet sparnų jis neturėjo. Jis atėjo ir aš jaučiau, tikrai jaučiau, kaip jis nutveria mane už rankos ir sako, kelkis ir vaikščiok. Ir aš atsikėliau ir pradėjau vaikščioti. Ne taip buvo, o kitaip. Aš sugrįžau į save.
Kai grįžau atostogoms, jau buvau be ramento, be lazdos, nors ir su gipsu. Tai nieko. Aš ėjau nors ir pamažu, bet tiesi. Ir tuo momentu pirmą, o gal ir paskutinį kartą savo jaunystėje pasijutau graži ir daili. Tuo momentu man nieko netrūko. Aš buvau laimingesnė už visus laiminguosius, kurie savo širdies gelmėje visada dar jaučia lyg ir dieglį, nors ir menką. Dabar aš laisvas žmogus. Niekas manęs nebesekioja, niekas nebevaržo. Tiesa, vienu momentu pasijutau tarsi paukštis iš lizdo išmestas. Tačiau šią mintį skubiai mečiau, tarsi rankomis nuo akių nubraukiau. Juk seniai kalbama, kad aš turinti gerą galvą. O jeigu kas nors yra, tai turi ir aikštėn iškilti. Traukinys tuo tarpu sujuda. Dabar jis tartum pailsėjęs, jau garsiai išstumia iš garvežio vidurių, su žvėrėjomis maišytų dūmų kamuolių. Paskui nutyla ir ima pūsti dūmus. Žvėrėjos dingsta tik viena kita kibirkštėlė, tarsi apsirikus pasimaišo dūmuose. Ir taip traukinys, tarsi juodas milžiniškas vikšras, pamažu, atsargiai, tartum neregys apsigraibydamas kelią, dingsta Klaipėdos link. Atrodo, ne dėl čia jo nebepasiveja, ar nenori vytis. Aš parvirstu ir nebeatsikeliu, nebeparemiu kojomis. Aš daugiau nieko negaliu, kaip tik tai verkti. Aš parvirstu ir nebeatsikeliu, nebeparemiu kojomis. Aš daugiau nieko negaliu, kaip tik tai verkti. Aš daugiau nieko negaliu, kaip tik tai verkti. Aš parvirstu ir nebeatsikeliu. Kurių Vilnius savo atvaizdu didžiuodavosi ąžuolai, liepos, ievos, aš ten jausdavausi smagiai ir guviai, pilnom saujom semdavau ievų žiedus, ėjusi paskandindavau savo veidą. Gal tai dėl to, kad aš pati jų vardą nešioju. Bet kai teko atsiskirti su tavim, mylasis mano mieste, užmiršau visą kitą ir galvojo tik apie tave. Aš verkiau, kad tavęs jau nebėra, kad tavęs sudraskė uraganai. Vaizdavausi, kad iš tavęs belieka vien griuvėsių krūva. Maniau, kad nebeišgirsiu tavo ūko rago, įspėjančių gaudimų, kuris kitados taip pat mane baugindavo. Ir šit
vieną kartą vėl tave išvydau. Taip, iš tavęs tikrai buvau belikę gruvėsiai, tačiau tu buvai. Sėdėjau tavo gruvėsiuose ir jie buvo man mielesni, brangesni, kaip senasis mano jaunystės miestelis. Ir ūkų ragas vėl girdėjosi, primindamas man Baltiją, marias. Ir staiga pajutau, kad aš myliu tave ir tokį, mano mylimas mieste.